Lina pasimetė. A tu čia į mane? Aš gal ką nors pasakyt galiu. Pasakyk. O čia gartas inspiracijos. Rimta agitacinė. Mes važiavome, pagaliau atvažiavome. Nebenoriu daugiau. Važiuot ar šnekėt. Ir važiuot ir šnekėt. Gintarė. Ką? Labai juokingai atrodo. Ir tu nefilmuok, jeigu juokingai. Tu filmuok, kai rimtai atrodo. Klausyk, gal tos plotmės visiškai neveikia, ką? Na, o mes, kaip ir praėjusius vakarus, pagrosim ekologiškai švarią muziką. Gero po truputį. Kol kas, kai Baltijos jūra taip užteršta, kai lietuvių tauta ekologiškai nešvari, mes be abejo norėtume groti labai daug ekologiškai švarios muzikos, tačiau jūs patys žinot, kokia Lietuvoje šiuo metu populiariausia muzika. Todėl, nors ekologinė jūra, muzikos jūra ir labai yra užteršta, tačiau, manom, kad mūsų šiandieninis muzikavimas ir ne tik šiandienis muzikavimas bus mažytis, švarus muzikos lašelis toje jūroje. Na ir aš dabar padainuosiu dainą, kuri, kiek žinau, daugeliui patiko. Tai daina vadinasi Sakmė apie dobilus. Jos žodžiai yra Prano Raščiaus, muziką parašiau aš. Taip pat norėčiau pasakyti tiems, kad galbūt jau šį rudenį pasirodys akustinės muzikos kasetė, kuri vadinsis Juodvarniais lakstantys, ir jūs girdėsite tos kolektyvus, kurie lydėjo jūs šiame žygyje. Tai būtent trio Nojus ir grupė Juodvarniai lakstantys. Saulės spindulys dygo, kraujas dobilo ištryško ir nudažė žiedą blyškų ir išgąsdino žengus. Kraujas dobilo ištryško ir nudažė žiedą blyškų ir išgąsdino žengus.